Kas būtų, jei su savimi kalbėtume taip, kaip su geriausiu draugu? Saviatjauta – tai gebėjimas būti savo draugiškiams, ypač kai patiriame nesėkmę ar sunkumą. Psichologijos Kristinef tyrimai rodo, kad žmonės, kurie ugdo saviatjautą, patiria mažiau streso, depresijos ir mažėja perdegimo tikimybė. Svarbiausia – nekaltinti save, o pripažinti žmogiškumą. Juk visi klystame, visi pavargstame. Saviatjauta nėra pasiteisinimas, o sveikas būdas pripažinti ribas ir tuo pačiu atgauti jėgas. Tai būtų tas pats kaip pauzė bėgime. Ne finišo pabaiga, o galimybė atgauti kvapą. Kaip tai galėtų atrodyti konstruktyviu būdu? Tai galėtų būti, jeigu įvyko kažkokia situacija, kuri man nepatinka, jaučiuosi blogai, galiu savęs paklausti, jeigu turėčiau antrą šansą, ką daryčiau kitaip? Taip, saviatjauta tampa pagarba savo net klystant. Ir klausimas, kurioje situacijoje šiandien galėtum savo užduoti klausimą, jeigu turėčiau antrą šansą, ką daryčiau kitaip? Pasidalyk šiuo video su tuo, kam šiandien reikia švelnesnio požiūrio į save. Ačiū, kad žiūrėjai.